O, labas. Seniai matyti. Bičiuliai, seniai matyti. Lenciūgėlis. Lenciūgėlis. Ir žinot, ką reiškia tas mano lenciūgėlis. O tai reiškia, bičiuliai, kad aš sėdžiu kažkur, daikte panašiam į ančiuką. Taip, bičiuliai. Tokia jau ta gruodžio 27, jeigu neklystu, truputį per tas mišrainės dienos pasimetė, kaip sakant, valgai ir paskui jau galvoju, katra čia ta diena. Gruodžio 27, akytės jau netraiškanotos, o akiniai kyla klausimų. Kai tu sako, nu gerai, durnelis nesako, bet taip turbūt pagalvoja daugelis laikais per apsiniaukusią dieną su akiniais nuo saulės. Bičiuliai, kaip aš sakau, super akiniai čia. Jie, kaip sakyt, polarizuojantis ir sekliam, jau kartuoju nesykį, sekliam vandenį, nu va, viską, kaip sakant, matai kaip ant delno. Tai ir jeigu ne tie akiniai, tai neturėčiau savo peiliuko niekadėjo. Tai, bičiuliai, dar labai trumpai, kaip sakant, apie situaciją, einami klausimai ir pradėsim, nes diena tai juk trumpa labai. Tai pirmiausia, tai oras. Ateina uraganas, šeštadienis, jau pučia šeštadienis, sekmadienis ir to iš vis uraganas bus. Ką rytoj veiksiu, nežinau. O tai šiandien pasirinkau savo upelį. Nu, nėra ką daryti, bičiuliai, nėra ką daryti. Ledas, ant balų visur ledas, o į didesnę upę irgi neišlysi. Vanduo didelis ir uraganas, sakau, pabandysiu tai šlaitais pavarinėti, neauku kažkaip taip ir galbūt pagal kokią vieną kitą lydekėlę. Taip, toliau, pagrindinis klausimas, aktualiausias turbūt, ledas. Čia porą rilsiukų buvau įdėjęs. Nu ir vėl, kaip sakant, pasipylė komentarai, kaip sakyt, aš čia gražinu, neprotingi. Iš tikrųjų, tai žmonės, kada jūs suprasit, jeigu, kaip sakyt, nenutokėt apie tą dalyką, tai kam komentuot? Nu, aišku, man tai kaip sakyt, tik tai gera, nes, nu, kaip aš sakau, reitingus pakeliat, padedat skleisti, kaip sakant, video, postus ir taip toliau. O šiaip, bičiuliai, nu, nesuprantat, nekomentuokit. O aš truputį suprantu apie tame, kaip sakant, ir galiu sau leisti vieną ar kitą tokį rilsiuką padaryti ir, kaip sakant, lipt ant vieno ar ant kito ledo. Tai juk negaudžiau, nes, kaip sakyt, nebuvo to ledo normalaus. Būtų ledas normalus, nesėdėčiau čia ančiukę ir, kaip sakant, neduočiau pizdajų. Bus, ledas bus, po naujų metų tikrai bus. Taip, kad, kaip pasakau, ir palinkėjau, kitais metais ir ateityje įjunkit biškį kritinį mąstymą ir pasižiūrėkit, kaip sakyt, mąstykit, o ne tai, kad, kaip sakant, bandos jausmas, dar kažkoks vienas botas parašė, durnelis ir visi, durnelis, taip ir nuėjo. O kad tenai praėjau per pležiukę, kur gylis, va toksai va, tai nu niekam nedašuto, gal dviem žmonėm, kad tenai nelinksta ledas remiasi į dugną. Nu, vienu žodžiu, gerai. Taip, dar labai trumpai nepabėkit, irgi aktualūs klausimai, kas liečia ančiuką. Vėlgi, tų klausimų, turbinka, vadinama turbinka, nu, galėsiu nuorodą įdėti iš AliExpreso. Čia korpusas, kaip sakant, padarytas jau mano, galima sakyti. Kaip sakant, ko jums reikės, tai nusipirkti turbinką, pavydu įdėtas tas varikliukas, ir angaliuką pagal savo valtį. O korpusą jau čia, kaip sakyt, kiekvieno, kaip sakyt, fantazijos reikalas. Galiu pasufleruoti, yra YouTube video, ten tiesiog paguglikit, įrašykit, kaip pripūsti valtį per 2 minutės ar kažkas panašaus ir tikrai išmes video, galbūt ir ne vieną. Yra vienas, kaip sakant, bachurėlis padaręs, kaip galima pasidaryti šūdvamzdžiai. Šūdvamzdžiai ir aš buvau pasidaręs, viskas ten gerai. Bet taip kaip galiu sau leisti pasidaryti geresnį, tai pasidariau geriau. Ir dar paskutinis dalykas, tai
Tai, bičiuliai, šuniukas vadinamas inkaro laikiklis. Padukas, nežinau, iki 10 eurų, šuniukas 6 eurai. Prie paduko būna, dabar nešiminėsiu tas, vien žodžiu, komplektukas. Viskas ten yra, viskas paprastai va galit nusifotkinti, įmesit į tą į AliExpressą ir, kaip sakant, ir jums išmes. Kainuoja ten apie 6 eurai. Galima neržaveikinį, galima plasmasinį, galima brangesnį, paprastesnį, ten begalė visko. Tai va tokie reikalai, bičiuliai, kol su jumis kalbu, žiūriu, net ir saulė pradeda lyst. Gerai, negaiškim laiko, bandyt kažką tai vėl su spinigėliu, nors taip nenoriu, taip norėtųsi ant to nesaugaus ledo. Bankuchino biškė, termosiukas, šakotukas, reikia čia apsitvarkyti, įsimti kažką tai. Žiūrėsim, kas čia bus. Turiu, aišku, ir džerkučius paėmęs, nors abejoju, ar čia aš juos mesiu, gylis kaip ir mažas jiem, bet šakų, daug šakų. Ir gali būti, kad paskui mano prabangos džerkai pasiliks upelio dugne. O tiesa, prie paduko perkant, jeigu pirksit paduką, prie paduko komplekte būna va tas, kaip sakyt, perėjimas čia GoPro kamerai gal ar kam, nesmė. tą nusukat ir prisisukat, pasidarot, kaip sakant, paduką šuniukui, kaip aš vadinu. Net tokiam mažam upelį ir tai koksai vėjas bus. Tai čia sakau, čia jisai dar tas vėjas nekadėjęs, dar tik tai kils. Dar tik tai kyla. Kaip sakyt, 9:30 rytas. Tai va, o ateina į vakarą, rytoj išvis baisulinis. Nežinia, kas čia gausis, nu gal kas nors ir gausis. Galbūt prieš uraganą bus lydekiokai aktyvus. Kas čia gali žinot. Tai bičiuliai, dar, kaip sakant, kol nieks nekimba, einami klausimai, vėlgi rytės vediklis, tradikėlio. Visi labai pastebit, nepastebit, kaip gražiai gaudau, o į tokius visi. Tai ryte netaip dirba, tai kažkur kažkas zyzia, kažkur kažkas krebžda. Bičiuliai, kaip sakyt, kai pagaudai prie minusinių temperatūrų, prie -5 ir taip toliau, tai visi įrankiai pradeda, kaip sakant, rodyti savo silpnasias vietas. Ir vediklis, aš jau jį tepiau, dabar vėl sutepiau antrą sykį ir matot, viskas labai gražiai. Tiesiog, kai gauna daug vandens prie minusinės temperatūros, jisgi visas apšala, viskas kaip pasakyti, išsiplauna. Nieko nepadarysi, porą lašiukų tepaliuko ir viskas jo gerai. Ir dar vienas dalykas, gaunasi visai, kaip sakant, per sprindį nuo mikrofono yra, tai ryte, tai tarkim natūrai taip nesigirdi tikrai, patikėkit. Aš ir pats žvejodamas, kaip sakyt, neatkreipiu dėmesio, o kai jau montuoju filmą, blemba, galvoju, kaip čia taip. Todėl, kad prie pat mikrofono yra. Taip kad, kaip sakyt, viskas gerai, būkit ramus, viskas gerai čia. O, bičiuliai. Opa, kaip taip? Ant džerko jomos buvo. Nu nieko sau. Ir kaip jis neužsėdo? Tik įmečiau, buimt. Kaip taip? Kaip taip? Trečias metimas ant džerkučio. Kaip taip nepaėjo? Taip gražiai išėjo su sūkuriu. Prie medžio. Nepataikė. Tai gal ir neblogas ženklas. Ir taip kaip ir visai, gal ne visai mažytė silkė buvo. Iški susinervino. Bet ant džerko kibimas buvo greičiau negu ant gumos.
Tai aišku gavo, nu ne tai kaip sakyt, biškį gavo į snapelį. O, va, kokios pauzės. O, spiningą pasitaisyt norėjau. Bet tai, bičiuliai, nu man jau patinka ta tema su džerkučiais. Kokio didumo. Nu bet, pirmas, tai pačia vietai, tai, nu bet ne, pirmai tai didesnis buvo gerokai. Tai tiesiog. Nu gerai, antras kibimas, spėkit ant ko, ant tokios ilgos pauzės. Tai va įdomu, ar tas pats, ar kitas, sunku pasakyti. Ne, pirmai buvo didesnis buvo. O, bičiuliai, iš antro sykio. Taip, bet žiūriu, baks kažkas tai, nu jo. Eikit savo. Tai kur tu dabar ateisi, ne pas mane? Baimt. O jau įmytęs koksai. Taip užsisvajojęs, nu, bandau tos pravedimus. Bandau pravedimus. Kaip pasakyt, žiūriu į akmeniukus. Čia tokie akmenys, nu, aš jų nesimatysiu, kaip sakant, be super akinių. Ir, baimt, lyg tai kažkas. Vėl tokia pauzelė, tinkt. Sakant, lengvas prikandimas. Reikia tą temą, kaip sakyt, pravedimo temą. Kažkam, turbūt bičiuliai vis tiek kils klausimas, o kodėl, kur mano kastinginis kotukas
Yra jisai, bičiuliai, yra tas kastinginis, bet tiesiog čia neėmiau, gal dėl to, kad, nu jisai, sakau, jisai toksai, nežinau, nu gal grubokas, sakykime, truputį man ir, nu va čia mažai vietos, ta prasme, ir galvojau, kad čia, kaip sakyt, labai tiksliai pamesti reikia, o patirties pas mane nėra su to kastingu, tai tiesiog paprasčiau su mėsmaliava ir su, nu, vienu žodžiu. Nes ir voblerius turiu paėmęs, galvoju, jeigu vobleriuką, tai man, nu, su kastingu aš užmest negaliu visai. Storas valas senai. Vienu žodžiu, kaip sakant, pasiteisinimai, nu, ką darysi. Reikės, manau, ateityje pagalvoti apie komplektuką kastinginį, nes matau, kad čia man ta tema visai pradeda patikti. O čia tai buvo ant pauzelės. Vyrukai. Biškį nepataikė. Bet tai va čia buvo. Čia buvo bankė. Ai, ne, viskas gerai. O čia buvo bankė, bičiuliai. Gražesnis. Kaip išėjo kažkur tai. Puh! Eikit. Pradedu pabiškį, kaip sakant, čiuliai kaifuoti. Ką? Didžiausias. Piktas, nu šitas gražią bankę man čia išrašė. Kažkur ir tokioje atviresnėje vietoje. Tikėjaus, kad bus kažkur tenai prie tų ėriukų iš čia, arba kažkaip, nu, vienu žodžiu. Uicht! Smaguma. Tarp kitko, apžuvinau natūralkę. Ir iš karto, kai prakirto, kaip sakant, žvynus nudrėskė. Žvynus nudraskė. Bičiuliai, gerai pamečiau, kaip nujausdamas. Negilų, bet galvoju turėtų būti čia. Paim tik tai. Nu, bet tai dydis tai. Kas yra dabar? Peiliukų šau. Dar vieną apžuvinau. Iš karto, bet tik tai kelis patempimus tinkt. Bet tai gerai, viskas, kaip sakant, viskas gerai. Judesiukas, bet kur nors truputį didesnį už tą džerkiuką. Uždėjau rimtesnį, kaip pasakyt, mažiukus jau visus 3 apžuvinau. Dabar reiktų kažkaip didesnį apžuvint. Kažkaip mažiukas geriau neria negu didelis, matau.
Mažiukai tai 10 centimetrų. Tie didesni 12, neklystu. 25 ir 30, po 25 gramai. Šitas gal 34 kokie ar kiek, aš to neatsimenu. Kažkas tokio. Pabandyt. Gal kas nors riebiau prašaus. Nes, kaip sakyti, šitą biškį sunkiau pramušt. Kaip pasakyti, jaučiasi šiandien potencialo. Judesėlis yra, bent jau peiliukai tai gan aktyvus, gal netyčia ir, gal netyčia ir ne peiliukas prakals. Vėl manyt pasididint. Kažkaip to didesnė nelabai. Aš dar, kaip sakant, nelabai valdau, gal truputį. Ko tas per silpnas tam didesniam, nežinau. O kas čia norėjau inkarą įmesti, pažiūriu, čia jau kažkas tai važiuoja. Va. Svarbiausia, gerą džerką uždės. Kokia čia turėjo būti? Ir gražesnių. Turėjo būti ir gražesnių. Oliok sportinis koksai. Nu va, bičiuliai. Oi, kokio gražumo. Prisijaukinsim ir didesnį. Kaip sakant, turiu nuojautą, kad aš jau ją turbūt esu pagavęs šiemet, nes čia toj vietoj esu pagavęs tokia link 2. Tai čia panašiai tokia ir matosi, kad gavus, kaip sakant, į žanduką lykę kovos žymės, nors ne, gal mažesnė, gal tada ne šitas. Bet nesmė, jau čia toksai gražesnis. Nu ir iš tikrųjų, įmytus gražiai link 2. Nu ką, va tokie reikalai. Jau smagiau. Jau ten kažkaip, žinokit, truputį bijau už posūkio plaukti. Nežinau, kas ten bus. Ošia pelekai. Nu ką. Kaip sakant, didesnį truputį apžuvinau. Antras šiandien kibimas. Kažkur kažką tai nosį krapštau. O pažiūriu, važiuoja. Bet šitas, kaip sakyti, labai švelniai prikanda, tik tai be jokios bankės, bet praktiškai prarijęs buvo. Tai vat gerai, kaip sakyt, didelės akis ir guminės. Va čia yra reikalas, toks graibštas, bičiuli, čia yra reikalas. Niekados, kaip sakant, gali būti ir 5-3 šakiai. Jokių problemų. Ten, kad ir įsisuka ta lydeka, bet lengvai iškabit paskui. O jeigu ten, tarkim, būtų koks smulkus, o jeigu da medžiaginis, tai bijau net pagalvot, koks būtų gemorojus. Bliamba, tai pradėjo jau, kaip pasakyt, medžiai traškėt, šakelės krist. Net keista čia tokioj. Aš sėdžiu, sakysit, ką jis čia tas unikas nusišneka vėl, bliamba, koks uraganas, bangų nėra, tylu, ramu. Bet patikėkit, bičiuliai, kas čia darosi, baisi padėtis.
Normaliai medžiai aplinkui tik tai lūžta. Seniai toks vėjas buvo, tai šiandien ryt palaužys biškį medelius. Gintariuko pajūry išmes. Tas vėjas šiaurės vakarų lyg tai, vakarų. Tai kaip ir. Nu, kur daugiau džerkinių, slibinų. Čia biškai jau nelabai gerai, kad ir tų lapų nėra, bet tų visokių sausų vis tiek dar meta sunešta. Fū, eikit sau, kaip išėjo bumbulas, net tikšt prikanda. Eikit sau, va čia tai buvo, dar panašaus dydžio, net įsigandau, taip užsisvajoja savo, kaip sakant, žaidžiu su tuo. Tikšt, jau. O čia tai bumbuliukas buvo. Fū, net krūptelėjau. Taip gražiai išėjo, kaip jisai, kaip sakant, pasimečiau net iš tikrųjų. Prikando tik tai. Ir aišku, jau dabar ir pabėgo. Bet tai kaip jisai gražiai išėjo. Kaip jisai gražiai išėjo, čia bičiuliai, na? Čia buvo fainas. Kibimas buvo fainas, bet gaila. Ne, gaila. Nepavyko man jį realizuoti, bet tai kaip gražiai išėjo. Ir svarbiausia, gerą silkę. O, vėl. O, paėmė, vis tiek paėmė. Sakiau, kad vėl. Gal čia tas pats. Nes mačiau, prasivertė, jau taip atrodo šiam palengva duodu. Ir nedidelis, bet ant to mažesnis, kau gal. Čia man dabar jį. Nejuda. Neimsim per. Taip aš jau jiem lengvai. Va, į balioną nereikia, užtenka. Peiliukas nekadėjęs anakart. Tai trečia klaida. Gal koks pietinis išėjimas, va, per 10 minučių realiai. O toksai gražuolis. Per 10 minučių 3 kibimai. Čia sakau, kaip sakyt, buvo taip kaip prasuko, bet ir nekalė. Čia vėl sušmėžavo, dar tokia pauzelė kapt. Vienu žodžiu. Anas tai gaila, anas buvo gražus, nors ir šitas, kaip sakyt, kaip nulėtas kilogramiukas, gal biškį nedaugiau įmytęs toksai. Antras ant mažesnio. Sunku pasakyti, kas čia geriau. Ar tas, man to didelio buvo du, kaip sakant, pro šalį realizacija. Taip jau jas, tokios vangios. Kažkaip, tie mažiukai gali. Mažiukai pirmaitinė kažkaip taip aktyviau. O paukštukai pradėčiau dėl to dabar, vat, 3 kibimai tokie jau jie, vat, prikandimai tik tai.
va čia. Čia turim, bičiuliai. Dzing, 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 dzing. Džingalundam. Čia nemiškai. Variantas nelabai man tokie pat variantai patinka. Kalėdinis žaisliukas. Kalėdinis žaisliukas. Gerai, tada iš po kontrolinį. Skersą tokią, a vdruk. Op, paėmė ne. Paėmė. Šaftai tik tai prikando lengvai. Sakiau, kad turi būti iš karčiakėlę. Taip lengvai prikando. Matai, kaip sakant, bičiuliai, aš tai matau per... Nu tai ateik. Aš tai matau jos. Manęs nepasislėps. Net, kaip sakyt, gražiai irgi nuaugęs, siurbėlim aplypęs. Taip, fucht. Ir sakau, ir net ne, kaip sakyt, nepajutau, realiai tik pamačiau, žiūriu, paskui valas eina. Čia medis paskendęs yra, matau. Ne iš pirmo karto paėmė jisai, ta prasme, kiek metimų padariau, bet išbrozdinau vis tiek. Kad po tokiais medžiais, tai kaip jų gali nebūt. Kaip visur, ta prasme, visas upelis, karčiakai, visas upelis išplautas, visur smėlis, tai tokiose vietose tik jiem ir tūnot. Kūrius. Nepradėkite jau tenai šokinėti tik tai. Kaip pasakyti, lydekom, bet reikia ir pertraukėlę padaryti, nes ten matau iš posūkio jau vėjas, o to laikas bėga, o aš net nespėsiu arbatos išgerti. Šiaip su tais džerkais, kaip sakyt, viskas labai krito musė. Viskas labai lėtai gaunasi. Sveikatą. Tie pravedimai. Tai vat labai viskas, kaip sakyt, iš lėto jau nepaskubėsi. Ant gumos kažkaip paprasčiau meti, trauki. Bet taip kaip žiema, tai žiūriu, kad tie džerkai net vat tokiam upelėje dirba. Aišku, nežinau, gal paskui grįždamas dar kelis kartus ant gumos pramesiu, bet pradžiai, kai mėčiau, tai tikrai nebuvo nieko. O iškart džerkutis taukšt. Esmė tame, kad visada įdomu bandyti naujus masalus, naujus būdus ir su gumele visą laik spėsim. Jo, šiandien tokia tema. Gerai, bičiuliai, aš to užkandu. Šakočio ir toliau dar atkarpėlė truputį liko. 1 valandą iš tikrųjų tik pradėjau ir jau baigti reikės. Tai. Jau po 1:10 jau net. Porą valandykė. Gražiai išėjo. Ale kaip gražiai išėjo. Dar tik pagalvojau, kad sakau, seniai jau kibimas buvo. O, va čia buvo gražiai išėjo.
tokius jau. Taip kaip turi būti. Nu gerai, kur tas mano. Stipras, šitą gražiau. Ne. Jo, kaski man į graipštą. Nu gražiai nuaugus, da viena. Bet tai čia tai buvo, kaip iš, kaip sakant, iš filmuko kokią. Tokios riebulės. Irgi kilogramiukas kaip nulietas, bičiuliai. Lydekas ateina, pauzė. O čia tai, taip, ant to, eik tu savo, čia tai buvo. Aišku, tas lydekas, lydekiukas, bet žiūriu iš paskos seka ir ant tos lengvo kritimo. Rupūžiokas siurbėlinis. Kirstukas toksai, tai jisai kerta iš pasalų. O kai jau didesnis, tai vos baksteli tik tai. Bet taip, atėjo, eina iš paskos tą pauzę. O, jisai lengvai skęstantis šitas. Ir ant to skendimo. Kai kirto. Ai, kirstukėlis. Vienas, karvės pienas. Bičiuli, kur čia pasirodė? O, giedras dangus vakare pasidarė. Gerai, ramiai, nejudėkit. Paskui, jeigu judėsit, tai ir nuvirsit. Taip, bičiuliai, baigiu šiandienos pasirodymą. Kaip akytės, normaliai. O, dar šviesų visai. Nu, blemba. Iš tikrųjų. Bebras galvojau kažkur tai. Iš tikrųjų, po tokių žvejybų tai nėra ledo ir galima kentėti. Kol dar galima lydekas gaudyti. Nu, atsiroviau, nu, belė kaip iš tikrųjų. Po tų, sakykime, po tų visų mišrainių, po alkoholį ir taip toliau. Tai pasikroviau emocijų, prisimečiau pilną valtį siurbelių, belė kaip. Taip, bičiuliai, ką čia jums dabar dar papasakot, jau ryte viską išpasakojau, galbūt ne tai, kad trumpai apie džerkučius, dzingt, pokšt. Booster Baby Strike Pro ir Booster, nejudėkit, ir Booster 2 turbūt, didesni. Kaip sakant, Buster Jerk 2. Tai va taip, visi 5. Ešeriuką neapžuvinau, turėjau išėjimų, bet neapžuvinau, nesvarbu. Tai skau, jeigu vat ieškosit, Strike Pro Buster. Jeigu kotukas, šį kartą buvo mano delikatnas senukas Maximus Marauder iki 28 gramų. Su tais mažesniais, tai iš vis idealiai viskas. Didesnius, nežinau, nu su didesniais reiktų dar padirbėti, kaip sakant, man daugiau. Jie visai, kaip sakyti, jie plaukiantis gaunasi, o tie mažesni lėtai skęstantis. Tai vat kažkaip, nu bent jau šiandien man čia buvo geriau lėtai skęstantis. Taip. Kas čia kepa gal kas nors kažką tai.
Kaip visada, bičiuliai, graibštai pas Arnoldą. Vėlgi ryte nepaminėjau, tikrai va tokiem ančiukam super dalykėlis. Užsideda ant paziuko, viskas super duper. Ką aš dar galiu pasakyti, norit žinot, kur taip kimba tokie peiliukai ant tokių džerkų. Junkitės į klubiokus, į patronus. Ten kaip ir kiekvieną kartą kartoju, visą laiką naujausia, šviežiausia informacija. Ir, o mes, dar bičiuliai, dar nepamirškit ambasados ir slapto nuolaidos kodo UNIK. Ten slėšiuką galite rasti, akumuliatorių galite rasti, daug ką galite rasti. Ir užtenka čia kalbėti, vyniot į krantą, galvoju, ar čia maudyt ančiuką, ne, ta prasme plaut. Ne, dar šiandien 27, bičiuliai. Dar ne nauji metai ir dar ne ledas, taip kad susitiksim kitam video. Iki.